labai ačiū, kad atvykot, kad paklausysit kantriai, ką aš pasakysiu. Pirmiausia, kad meilė, man Vilniaus plokštelių studija meilė. Ir lygiai taip pat mūsų darbuotojams, kurie negalėjo atvykti, gal kurių nebėra. Ir jie tikrai liko jų darbai. Aš noriu paminėti labai mūsų vadovą, vyrinžinierių Rimantą Pupeikį, inžinierių Algirdas Kestavičių, redaktorės Miroslavą Boguš, Rūtą Žalneriūtę Skudienę ir visus kitus garso režisierius, kurių tikrai buvo nemažai, Jonas Mockevičius ir broliukai dvyniai, Eugenijus ir Rimantas, Vytautas Bičiūnas, Vilius Kondrotas. Ir aš norėčiau labai padovanoti knygą, lygiai kaip ir aš parašiau, ir taip pat mūsų Rūta Skudienė taip pat apie džiazą parašė. Labai gera knyga. Ir būtinai noriu pasakyti posmą vieną, neilgai. Man nereikia viduržemio, Dieve mano, riterio, aukšto vardo, šlovės ir garbės, bet viduramžiai grįžta, aš įtariu, vėl vinilo plokštelės skambės. Susigrūmiau su viduramžių slibinu, nebėra išeities. Ir vinilo plokštelę vis klibinu, kad į proto minties, išminties neprarastų. Nors sausas jau parakas, aš einu tik riterio pareigas. Šita knyga yra tikrai visai bendruomeniai ir, žinot, aš jūsų klausiau. Sunku ir man būna kažkodėl. Pirmą kartą Martynas vergia scenoje nuoširdžiai. Aplodismentai, publika. Tikrai nuostabi, atrodo, istorinė akimirka Lietuvos muzikai. Labai gražu žiūrėti ir pasidžiaugti kartu. O labiausiai galima pasidžiaugti, kad Zenutės darbus, žinai kas tęsia, Vilniaus plokštelių studijos vairą į savo rankas būtent ir paėmė Lauras Lučiūnas, už ką jam ir esame dėkingi ir sveikinamai. Dar kartelį, plojimai Zenutei! Lietuvos muzikos legenda, Martynai. Atleiskit, aš tikrai dar kiek kartų lipau šitą sceną, 14 metų šį kartą teko 2 kartus užlipti, bet kad apsiverkčiau tai pirmą kartą, nežinau kodėl. Turbūt vidiniai jausmai daro savo ir šitie žmonės, kurie dirba tiek metų, dirba su muzika, mum yra brangus. Ir aš galvoju, kad tas žmogus, kurį aš dabar įvardinsiu, kad pasakysiu jo vardą, patikėkit manim, jūs tai tikrai gerai žinot. Mano karjera su muzika, su pasauliu dalinai prasidėjo nuo tada, kada jisai buvo savotiškas huliganas, scenos huliganas, jau tais laikais. Išdarinėjo jisai daug. Pridirbęs Lietuvoje yra visokių nesąmonių. Išgėręs ne vieną cisterną natūraliųjų gėrimų. Ir šitas žmogus scenoje, žinot, turbūt, kada jūs švenčiat šventes, dar kažką tai tikrai klausote, arba kai išgirstat jo dainas, jūs tikrai garsiai rėkiate. Nemokėdami dainuoti, bet tai darote. Tai su didžiausiu malonumu aš noriu paskelbti, kad antroji, būtent dar viena mamų statulėlė už nuopelnus, keliauja Žilvinui Žvaguliui.